Diena visiems. Startuosim už kelių sekundžių. Palauksim, kol prisijungs žmonės. Manau, kad minutę po 10 galėsime pradėti. Taigi, sveiki visi dar kartą. Mano vardas Tadas Jankauskas ir šiandien mes pakalbėsim, kaip apsisaugoti nuo kibernetinio atakų. Tai trumpai apie įmonę norėjau pradžioje pakalbėti. Tai atstovauju įmonę Priment. Esame Estijos kapitalo įmonė, kurta 2014 metais. Pas mus dirba dabar jau daugiau negu 100 darbuotojų ir turim daugiau negu 400 klientų, kuriems teikiame kompiuterinės darbo vietos priežiūrą. Pagrindinė mūsų veiklos sritis ir yra pilna darbo vietos priežiūra. Dirbame taip pat ir su Microsoftu, tai jeigu kada turėsite klausimų šiomis temomis, galite kreiptis. Taigi, galime ir pradėti. Dėl ko mes rengiame šį seminarą, tai norime padėti edukuoti klientus, jų vartotojus, kad kibernetinis saugumas yra svarbus. Ir pastaraisiais metais iš tikrųjų matom, kad vis didėja sukčių išviliotos sumos. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, 22 metais beveik 12 milijonų eurų tiek iš verslo subjektų, tiek iš paprastų vartotojų buvo išviliota. Tai iš tikrųjų ganėtinai didelis skaičius. Ir matom, kad pastoviai nuostoliai auga. Tad tikrai turime atkreipti į tai dėmesį. Ir dėl ko reikia edukuotis ir mokytis, tai kad dažniausiai kibernetiniai incidentai yra susiję ne su techniniais kažkokiais niuansais, bet dažniausiai tai yra nustaikoma žmonės, nes žmonės yra silpniausia kibernetinio saugumo vieta. Tai nors pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro parengtą ataskaitą matom, kad incidentų skaičius 21-22 metais kaip ir ženkliai nesikeitė, tačiau mano nuomonė neoficialiais šaltiniais tai tikrai, manau, ir jūs patys pastebėjot, kad tų bent jau bandymų pasinaudoti padėtimi, tenais siuntinėjimai, SMS-ai, elektroniniai laiškai ir taip toliau, tai tikrai tas skaičius auga ir manau, kad tas augimas niekur nedings, nes sukčiams vis dėlto pavyksta išvilioti tą ganėtinai didelės pinigų sumas, tai kadangi jiems pasiseka, tai jie turbūt tik tais dar labiau didins pajėgumus. Ir šiandien pakalbėsime apie socialinę inžineriją, tai yra ją siekime pasinaudoti ir gauti bet kokią iš principo naudingą informaciją ar prieigos teisės. Tai dažniausiai vartotojai yra skatinami imtis kažkokių veiksmų, tai yra, tarkim, paspausti nuorodą, prisegtą failą atidaryti, kažkokius pakeitimus savo sistemose, tarkim, sąskaitos rekvizitus banko pasikeisti, atlikti mokėjimo pavedimus pagal netikrą sąskaitą. Ir kitas būdas, aišku, yra tiesiog gauti pirmą prieigą prie sistemų ir tada pereiti prie tų finansinių niuansų, nes sukčiai, iš principo, jų tikslas yra pavogti jūsų pinigus. Tai dažnai yra apsimetama kitų asmenių, tai populiariausias, aišku, yra įmonės direktorium, kažkokiu jūsų IT partneriu, ar tai tiekėjas, klientas, ir tikslas, kaip ir sakiau, tai yra vienas, tai yra išvilioti pinigus arba kažkokius jautrius duomenis, kad galėtų prieiti prie jūsų pinigų. Tai kaip ir minėjau prieš tai, kad galime mes techninius dalykus, techninės priemonės turėti, jas susidiegti, bet
vis tiek žmogus yra ta silpnoji vieta ir dažnai praleidžia pro šitą vietą, ne? Tai socialinės inžinierinės taktikos, kuo naudojasi sukčiai, tai iš principo bando išnaudoti dėmesio trūkumą. Tai dažniausiai emailai būna siuntinėjami penktadieniais prieš darbo pabaigą arba darbo dienos pabaigoje per pietus. Tai yra, kai žmogus ne tiek daug dėmesio skiria galbūt ir greitai bando peržiūrėti, arba, tarkim, naudojasi telefonu, ne, per pietus, tai yra išnaudojamas laikas, kada yra siunčiama. Nėra, kad atsitiktinai siunčiama, ne. Tada norą pagelbėti išnaudoja žmogaus. Tai dažnai sukčiai, jeigu, tarkim, apsimeta jūsų kolega, tai yra prašoma padaryti kažkokią paslaugą, ne, ten padaryti pavedimus, kai jūs skubiai, ar ten prisijungti prie tos sistemos, ant kažką pakeisti. Tai yra, iš principo, žmogus yra linkęs padėti, jeigu jis gauna kažkokią tai užduotį iš savo pažįstamo žmogaus, iš kolegos, ne, jis yra, iš pagrindų žmogus turėtų būti geras, ne, jis linkęs pagelbėti, tai tuo naudojasi. Tai yra silpnoji žmogus vieta, ne, ir kartais emocijos, tos noras pagelbėti, jos suveikia stipriau negu loginis mąstymas, tai mes ne iki galo kartais įsiskaitome. Ne. Entuziazmą, tai yra dažnai bandoma, sakykime, kažkokią tais dovaną siūsti, tai ar kažkokius pinigus laimėjot, loterijos, čia galbūt anksčiau buvo, ten ar palikimą gavot, ne? Tai yra, pasiūlymas atrodo, kad per geras, kad būtų tiesa, tai jau yra signalas, kad jumis bando pasinaudoti. Ir paklusnumą, tai čia turime galvoj, kad yra liepiama kažką skubiai čia ir greitai daryti. Ne? Tai jeigu gauni tokį liepiamąjį emailą iš vadovo, dažniausiai įprastai žmogus nebesigilina ir daro dalykus, ne, kas yra prašoma. Galbūt rečiau ir Lietuvoje mažiau gal yra sutaikoma, bet irgi socialinės inžinierijos pavyzdys, kaip pavyzdžiui dumpster diving, tai yra knisimasis po šiukšlės, jeigu taip tiesiogiai išvertus, bet čia turime galvoje tos atvejus, kai yra atsikratoma kompiuterinės technikos, jos tinkamai prieš tai neapdorojus. Ir sukčiai kartais gali tiesiog atstatyti failus, juos išnaudoti, gaunant jūsų duomenis, prisijungimus prie jūsų sistemų ir galų gale prieiti prie jūsų finansų. Shoulder surfing, tai čia turime galvoj, kad tiesiog bandoma nužiūrėti jūsų slaptažodį. Tai yra, jeigu naudojatės mobiliojo įrenginio, galbūt yra šiek tiek lengviau, pamato jūsų užrakinimo PIN kodą arba mato, kaip jūs suvedat slaptažodį. Tai tiesiog tikslas sukčiai yra bet kokiais būdais gauti jūsų prisijungimo duomenis ir tada jau žiūrėti, kaip galima pasinaudoti. Situacija. Tai vieni iš tokių skambiausių paskutiniais metais, kas įvyko tokių nusikaltimų pasaulyje, tai Facebook ir Google apgavystė, kai būtent apsimetus įmonė, su kuria dirbo tiek Google'as, tiek Facebook'as, buvo jiems išsiųstos sąskaitos faktūros už realiai pristatytą kompiuterinę techniką, bet tiesiog sukčiai nurodė jau savo rekvizitus banko ir tiek Google'as, tiek Facebook'as pervedė 100 milijonų. Yra laikoma, kad tam vadovavo lietuvis, čia yra visokių kalbų, galbūt tas lietuvis iš tikrųjų tai buvo kaip atpirkimo ožys, jeigu taip galima įsireikšti, bet jis yra nuteistas ir už sukčiavimą. Tai dažnai tikrai pasitaiko, kad
ne tik elektroniniu paštu, bet ir, tarkim, skambinant. Pas mus turbūt Lietuvoje yra tie populiaresni sukčiai, kurie ne įmonėms skambina, o žmonėms, pagyvenusiems, seniorams, kur bando apsimesti anūkais, sūnumis ir taip toliau, ir žmonės perduoda pinigus. Tai lygiai taip pat yra bandymas apsimesti, bandymas suklaidinti, tai yra lygiai tie patys, galima vadinti, kibernetiniai sukčiai. Tai šiandien kalbėsime ir parodysiu keletą pavyzdžių, kaip atpažinti, kad jums yra siunčiamas netikras elektroninis paštas. Ir čia svarbu suprasti, apie ką irgi kalbėsiu. Tai kaip pavyzdį matote johndoe@company.com elektroninį laišką. Tai John Doe yra unikalus vartotojo vardas, yra simbolis, company tai yra domeno pavadinimas ir com tai yra domeno galūnė. Tai pas mus yra labiau paplitę LT, tai tarkim būtų johndoe@įmonė.lt, lietuviškas variantas. Tai čia reikia suprasti, kad į tą domeno pavadinimą iš tikrųjų reikės kitose slaiduose irgi atkreipti dėmesį. Tai phishingas yra phishingas yra socialinės inžinerijos forma ir čia naudojamas paštu arba fake svetainėmis, siekiant gauti asmeninį informaciją. Tai iš principo jūsų vartotojo prisijungimo duomenys. Ir čionais sukčiai apsimetę jūsų kolegomis ar kažkuo, dažnai siunčia nuorodą į netikrą svetainę, kur prašoma suvesti jūsų duomenis. Taip tie duomenys, taip jie gauna tos duomenys, ir ateityje galės jau prisijungti prie jūsų įmonės elektroninio pašto ar prie kitų sistemų. Tai ir čionais, kaip anksčiau iš tikrųjų susidurdavom su to, kad mes čia esam iš Lietuvos, maža įmonė, iki 50 darbuotojų, mes nesam įdomus, ar ne, tai taip kaip įmonė galbūt jūs nesat įdomus, ar ne, ir jumis nebus taikomas tyčia, turbūt, bet dažniausiai phishingas yra siunčiamas nesitaikant, tai yra siunčiami milijonai laiškų ir tikimasi, kad kažkas užkibs. Ir čia jau tada praranda tas faktorius, kad mes esame iš Lietuvos, nesame maža įmonė, mes niekam nesame įdomus. Tai yra tiesiog jūs tapsit statistai ir jeigu patiksit info, žinoma, kad informacija bus pasinaudota. Yra metodas, kai yra, kaip minėjau, apsimetama jau konkrečiu žmogumi ir taikomasi konkrečiai į įmonę. Tai yra šiek tiek toks sudėtingesnis galbūt sukčiam kelias, bet tai atneša daugiau rezultatų. Kai jūs gaunat laišką ne tiesiog iš Microsoft, bet gaunat iš kolegos kažkokį laišką, iš finansų vadovo, jūsų vadovo, tiesioginio, tai žmogus, kaip ir minėjau, yra linkęs padėti, linkęs labiau pasitikėti. Vėlgi yra bandoma apsimesti išorinių partnerių, tuo pačiu Microsoft, jeigu naudojat Microsoft 365, kai iš kliento, jeigu gaunat info ar iš tiekėjo. Tai čia jau spear phishingas yra, kai yra taikomasi ir jau yra pagalvojama, pastrateguojama, o kaip šita konkreti įmonė galėtų atsakyti į mano mailą, kaip galėtų pervesti pinigus, tarkim, siunčiant netikrą sąskaitą faktūrą ir panašiai. Tai kaip atpažinti, kokie dažniausiai būna tokie pastebėjimai. Tai e-mailė dažnai nurodoma, kad pasikeitė sąskaitos rekvizitai, tai banko sąskaita pasikeitė, tarkim, buvo siųsta tikra sąskaita faktūra ir tiesiog yra pasakoma, kad žiūrėkit, viskas tvarkoja su tą sąskaitą, bet tik tai pasikeitė mūsų bankas, dabar padarykite pavedimą į kitą banką. Tai
kartais būtent nereikia siūsti netikrų sąskaitų faktūrų, yra pasinaudojama tikra sąskaitų faktūra, kuris gavot arba išrašėt ir tik tai jis yra pakeičiami banko rekvizitai. Tai mokėjimas vėluoja, ypač taikomas į finansų skyrių, buhalterės, kad čia ir dabar mums reikia padaryti pavedimą. Kitas dalykas būna, kad siunčiami laiškai, kad susitikimo dalyviai jau jūsų laukia, kodėl ir dar neprisijungia, tai apeliuoja į žmogų galbūt, kad jis praleido, buvo netidus ir čia reikia paspausti dabar tą nuorodą, kad prisijungtume prie susitikimo, nes jau ten 4 žmonės laukia. Tai yra skatina iš principo imtis kažkokio labai greitai veiksmo, tik perskaičius, kad jūs iškart nieko negalvoja paspaustume nuorodą. Tai taip žaidžia, kadangi tik perskaitas info, kur reikia greitai imtis kažkokio veiksmo, žmogus ne visada būna atidus ir suveikia tą emociją, kad aš jau kažkur vėluoju, reikia čia greitai, čia ir dabar. Dar populiarus būdas, kai Dropbox, Google, OneDrive dokumentai yra pasidalinti su jumis, tai tarkim, ten jūsų kolega pasidalino tam tikro failo, arba ten kažkoks jūsų klientas, tai pasidalino su jumis failą, paspauskite čia, atidarykite ir matysite, tai kas vėlgi kažkokį greitą veiksmą. Ir kartais netgi būna pasinaudoja, kad iš tikrųjų, tarkim, jūsų paskyra buvo sukompromituota, slaptažodis nutekėjo, paspauskite dabar šitą nuorodą ir pasikeiskite slaptažodį. Tai supras, kad įvesk tą slaptažodį, kuris buvo sukompromituotas, ir įvesk naują. Tai nepasikeisite taip slaptažodžiu iš tikrųjų, o tiesiog atiduosite savo tikrai slaptažodį. Ir kaip yra žaidžiama ir kaip yra siunčiama, yra naudojami dažnu atveju labai panašus domenai, apie ką mes kalbėjom prieš tai, Tai, tarkim, šis pavyzdys Microsoft.com ir Micro 0S0RT atrodo labai panašiai vizualiai, tai čia jau būtų 2 skirtingi domenai. Taip pat ir Google, kaip pavyzdys galima būtų panaudoti, tiesiog yra įrašoma daugiau O raidžių, žmogus iš pirmo pažiūrėjimo net nepastebi, ar yra sukeičiama vietoj O į 0, ar yra naudojamos specialios raidės su umliautais, ar ne, taip bandant iš principo pakeitus raidę, tai yra atskiras jau domenas. Tai puikus čia dar irgi pavyzdys, kad yra pavyzdys.com ir L yra labai panašiai į vienetą ir žmogus tikrai iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjęs gali pagalvoti, kad tai yra tikrai pavyzdys.com. Yra bandoma išnaudoti tą domeno panašumą. Tai ką mes darom, tai yra gavę laiškas, bet kur, naudojantis tiek mobiliaisiais įrenginiais, tiek Outlook'u, tarkim, per kompiuterį, tai pasitikrinam L pašto adresą, from email adresą ir dažniausiai tenais išsiduoda, parodysiu pavyzdžiais, kaip tai atrodo. Toliau įdėmiai reikia perskaityti laišką. Dažniausiai, kaip ir kalbėjom, imtis veiksmų reikia nedelsiant. Pasiūlymas yra kažkoks per daug geras, kad būtų tiesa. Iš viso kartais pasigaunam taip, kad siūlomas kažkokios paslaugos, sakoma, kad pasibaigė jūsų Google Drive vieta arba Dropbox'o vieta, o jūs net iš kur nesinaudoja Dropbox'o. Arba šiaip, apskritai, jeigu jau kažkas kelia įtarimų, geriau nesimti jokių veiksmų. Ir anksčiau, prieš ChatGPT reikalus iš tikrųjų buvo šiek tiek lengviau galbūt atpažinti, nes darydavo gramatinių klaidų daugiau. Dabar su ChatGPT pasidarė šiek tiek sunkiau, nes iš tikrųjų galima parašyti ir be gramatinių klaidų gerai ir nereikia mokėti lietuviškai, tai gali tas autovertimas
tikrai patobulėjęs jau dabar, tai pasidarė šiek tiek sunkiau, bet kartais iš tikrųjų, ypač jeigu tai yra masiniai kažkokie laiškai, ten nežinau, gaunat SMS, ne, iš VMI, ar dar kažkokį tokį populiarų ten ar SMS, ar elektroninį laišką, tai tikrai kartais būna dar paliekama tų klaidų, tai čia jau yra raudona vėliava, ne, ir iš karto galit tiesiog ignoruoti tokį mailą. Ir ar laiškas adresuotas jums asmeniškai, tai kartais būna, kad rašo ten jūsų vadovas, ar apsimeta ne va tai jūsų vadovą ir hello, dear sir. Tai iš karto irgi raudona vėliava, ne, nesikreipiama tiesiai vardu, tai čia yra daugiau gal netaikoma būtent tam phishingui, kur yra siuntinėjami milijonais mailų, tikimasi, kad kažkas vis tiek atsidarys. Ir visą laiką, taip, perskaičius laišką, reikia pasižiūrėti, ar tie prašymai, ko prašo siuntėjas, yra logiški. Tai ar dažnai direktorius siunčia jums e-mailą, kad padaryk pavedimą tai įmoniai čia ir dabar, nes mes čia vėluojam mūsų partneriai ten iš užsienio. Tai tiesiog logiškai įsivertinti, ar tikrai direktorius taip dažnai prašo, galbūt paimti, nedaryti to pavedimo iš karto, persiskambinti jam, paklausti, ar čia viskas yra tvarka, kodėl taip skubiai reikia padaryti. Tai iš karto suprasite, ne, kad tai buvo skemas. Jo, ir pasižiūrėti į priedus, kurie yra siunčiami irgi taip pat atidžiai, nepulti spausti iš karto atidaryti tą priedą. Dažnai būna, kad yra siunčiami kažkokie labai jau įdomus priedai, ten, pavyzdžiui, atlyginimų ten kokią suvestinę, ne, kaip pavyzdys. Tai yra ir gaunat iš Human Resource, ne, kad tai yra įmonės atlyginimą, pavyzdžiui, nežinau, ten išklotinė. Na, tai turbūt tikrai dažnas vartotojas iš karto smalsumo dėlį jau iš karto pabandys paspausti, ne, bet čia, sakau, reikia labai, labai atsargiai įvertinti, pasižiūrėti adresatą, iš kur jūs siunčiat, ir jeigu tai yra nuoroda, nebūtina ant jos spausti, norint sužinoti, kur jinai veda, tiesiog užvedus pelytę, automatiškai mes pamatom adresą ir taip galim iš karto nustatyti, ar iš principo tai yra teisinga nuoroda, ar ne. Taip, tai kaip tai atrodo realybėj, tai sakykime, kokie būna tipai. Tai kartais iš tikrųjų galit sulaukti nuo jūsų kolegos, tai pavyzdys manęs, o ne elektroninio pašto laiško. Ir tenais bus pateikta, kad tas vadinamas display name, tai yra, pavyzdžiui, Tadas Mikauskas yra teisingas, mano pašto adresas yra irgi teisingas, ne, ir iš principo tai yra normalus laiškas. Ir čia jau kaip ir mes nelabai kažką ir galime iš šito adreso atskirti, kad tai esu iš tikrųjų ne aš. Nes sukčius iš tikrųjų yra įsilaužęs į mano paskyrą ir tiesiog siunčia iš mano paskyros, ne. Šitie būna tokie pavojingiausi, nes mes iš tos vietos negalim atpažinti, bet vėlgi tada turbūt bus turinyje tos raudonos vėliavos, nebus kažkas prašoma iš manęs padaryti čia ir dabar, tai yra ten padaryti pavedimą kažkokiam partneriui, ne, ar tai paspausti nuorodą šitą labai greitai. Tai yra, jau reikia atpažinti iš pačio turinio. Kartais būna tas tik tai display name'as tai yra teisingas. Čia yra dažniausiai pasitaikantis dalykas, tai yra, kad apsimeta manimi, tai yra Tado Jankausko, ne, bet jo tikrasis elektroninio pašto adresas yra neteisingas. Ir dažniausiai tai būna nurodomas kažkoks Gmail, Outlook'om, tai yra tie elektroninio pašto adresai, kurios galima labai nesunkiai susikurti. Ir dažniausiai jie neturi jokios logikos arba kartais kažkokią tai logiką turi. Tai, bet vėlgi, visą laiką išduoda, ne, kad jeigu aš atstovauju savo įmonę, Primenda, tai aš tikrai nerašysiu iš gmail.com elektroninio pašto, ne. Ir jo, šitą vietą iš karto galima ignoruoti
tokį elektroninį laišką ir pažymėti kaip spamą, blokuoti siuntėją ir taip toliau. Ir kitas būdas, kai jau yra taikomasi į jūsų įmonę, tai dažnai būna naudojama panašus domenas. Tai pavyzdžiui, tadas.priment.com yra pakeičiama viena raidė. Iš pirmo pasižiūrėjimo galbūt tai bus visai panašu. Yra galbūt įterpamas dar kažkoks žodelis. Kaip minėjau, gali būti vietoj į, tarkim, raidės parašyta tiesiog L. Tai būtų parelment, ar ne? Tai iš išvaizdos vėlgi labai sunku būtų atskirti, kad tai yra netikras domenas, bet čionais todėl ir minėjau, kad reikia iš tikrųjų labai atidžiai skaityti būtent elektroninio pašto siuntėjo adresą tikslų. Kaip tai atrodo realybėj, keli pavyzdžiai. Tai čia matot gavėjas, tas vadinamas display name'as, tai yra Office 365 tiem. Žinutė prasideda, kad įspėjimas, jūsų pašto dėžutė beveik pilna. Tai galbūt galėtų būti normalus elektroninis laiškas iš Microsoft'o, tačiau galime paskaityti office3@charlotte.org. Na, vargu ar Microsoft'as siūstų iš tokio domeno elektroninį laišką. Vadinasi, čia jau yra raudona vėliava ir skaitome toliau, ne? Kaip bandoma prigauti, tai yra vartotojas nesikreipiama vardu, kad jūsų vieta yra beveik pilna, 89% užimta, jau tuoj nebegausit elektroninių laiškų ir ką reikia padaryti, paspauskite šitą nuorodą ir gaukite 10 GB nemokamai. Yra imamas toks greitas veiksmas, čia ir dabar, nes jau pilna beveik pašto dėžutė, negausit laiškų, paspauskit čia, gausit nemokamai, viskas bus gerai. Tai ką dar atkreiptum vieta, ne, kad Microsoftas tikrai nerašys su pasiūlymu 10 gig nemokamai gauti, ne, čia jau yra klaida gramatinė, tada paspaudus tą nuorodą garantuoja, kad prašys prisijungti prie sistemos ir paskui pakalbėsime, kad yra ir naudojamos tos fake svetainės, kurios atrodo, tarkim, Microsoft'o, nors iš tikrųjų tai nėra ir ten bus tas laukelis, suvesti jūsų duomenis, jūs suvedę, tiesiog atiduosit sukčiam savo prisijungimo informaciją. Toliau, kitas pavyzdys, vėlgi, matome, kad yra kažkas pasidalino failus su jomis, ar ne, ateina iš Microsoft OneDrive'o, ne va tai mailas, ir mes vėlgi matome, kad domenas yra sourcing@magic.com. Tai Microsoftas turi savo domenus, ar ne, tikrai nenaudos nei teminio. Tai jo, čionais reikia tiesiog visada atkreipti. Ir jeigu skaitant žinutę, pamatysit, kad vėlgi yra paslėpta nuoroda paopen, ir užvedus pelytę mes matome tą ilgąjį URL. Ir čionais, kas svarbu yra, tiesiog nereikia skaityti, jis iš tikrųjų kartais būna ilgas ir neturi logikos, bet pačią pradžią, būtent va šitą vietą, tai yra URL domeną, kuris yra nukreipiamas, reikia visada perskaityti. Ir jeigu Microsoft esu, tai čia bus microsoft.com ir paskui ten po slešo jau prasidės tas kelias nenurodomas, bet čionais matom, kad šita nuoroda konkrečiai eina į emailballoon.com svetainę, kuri tikrai nieko bendro su Microsoft'o neturi. Vėlgi, kiti pavyzdžiai, gaunami vėlgi kažkokie skubus priminimai, yra pridedama
kažkoks dokas, ar ne, kuris iš pirmos pažiūrėjimo kaip ir jau turėtų sukelti įtarimą, nes nėra logikos galbūt tame. Tada vėlgi kažkokie mokėjimai, yra įvelta gramatinė klaida ir, dažniausiai čionais nors nuorodų nėra, bet čia yra visas triukas yra būtent tame attachmente. Tai paspaudus turbūt gali dažnai būti net ir nedoc failas ir tada kartais gali paprašyti, pavyzdžiui, sudiegti kažkokią tais aplikaciją. Arba atsidarius Excelį jums šoka, ne va tai Excelį, šoka lentutę, kad turite prisijungti prie Excelio, mes čia galim pastebėti, kad Excelis irgi yra parašytas su klaida ir ta yra su to pačiu taškiuku, čia turbūt turkiška raidė, bet iš principo tai jau indikuoja ir jo, tai yra visiškai, šiek tiek panašu, bet tai nėra Microsoft'o vaizdas. Ir čia parodysiu, pavyzdžiui, kokį laišką aš gavau iš Tomas Notas, yra mūsų Primend grupės generalinis direktorius, ir jisai rašo iš rubylensi2@gmail.com, siunčia man, bet kreipiasi mane vardu, iš principo sako, kad confidence meet'e esu, ar ne, to get something done for me ASAP, tai reiškia, jis vėl skatina kažkokius ASAP veiksmus, kad imčiausi čia ir dabar ir prašo manęs, kad aš atsiųsčiau savo asmeninį telefono numerį. Tai parašas plius minus, sakyčiau, dar gal ir neblogas, nes siunčia iš iPhone'o, turbūt todėl nesutampa su mūsų įmonės naudojimu, ar ne? Bet čia vėlgi indikacija, kad siunčia iš Gmailinio akaunto, tai vadinasi, tikrai čia nėra Tomas ir jeigu naudot Microsoft 365, tai puikus įrankis, kuris tokius labai jau paprastus dalykus gali automatiškai blokuoti ir šį elektroninį laišką aš pamačiau tiesiog savo dženkę, bet jis neatėjo į mano pagrindinį folderį. Tai aš tada kartais padeda gelbsti vartotojams, jau tokius paprastus dalykus nublokuoja, bet jeigu aš, pavyzdžiui, nebūčiau naudojęs 365, ten būčiau naudojęs, nežinau, kažkokiais vietiniais provideriais, kurie teikia elektroninio pašto paslaugą, galimas daiktas, kad toksai laiškas būtų praslydęs ir jeigu aš būčiau nepastebėjęs, būčiau pagalvojęs, kad susirašinėjau su Tomu. Toliau, vėlgi, kitas pavyzdys, password resetą prašo atlikti, tai yra atstatyti slaptažodį, kad kažkas, tai vėlgi išduoda, kad siuntėjas nėra Microsoft'as vis dėlto ir nors ir tą vartotoją teisingai atspėjo, bet iš principo čia išduoda adresas, kad tai yra klaidingas ir jeigu aš paspausiu atstatyti slaptažodį, būsiu nukreiptas į svetainę, kur paprašys suvesti man tai. Kitas vėl pavyzdys, vėlgi skatinama iš principo greiti veiksmai, kartais ne taip profesionaliai patys laiškai būna parašyti ir mes matom iš tikrųjų, kad nors atrodo kaip ne va tai iš Microsoft'o, bet vėlgi net logo nesutampa spalvos, ir tai nėra baisiai profesionaliai padarytas. Tai būna gaunama ir tokie. Tai čia, sakykime, būtų labai atrodo normalus accounts outlook.com ar Outlookas jums atsiuntė accounts.live.com, bet čianais iš principo užvedus pelytę mes pamatytume, kad tai yra vedamas į ne tą puslapį, kur yra nurodoma.
Taip, tai kartais, kai jūs paspaudžiate, tarkim, gaunate elektroninį laišką, ten yra kažkokia nuoroda, tarkim, kaip pavyzdys, galima panaudoti, pavyzdžiui, AirBaltic, tarkim, gavot iš AirBaltic elektroninį laišką, ten kažkoks promo vyksta, arba užpildykite Custom Satisfaction Survey, anketą apie supportą, apie aptarnavimą. Ir paspaudžiate nuorodą, atsidaro AirBaltico puslapis iš pirmos pažiūros, čia kaip pavyzdį rodau, tai iš išvaizdos galbūt tai yra visiškai identiškas, bet ką reikia pasitikrinti, tai yra pasitikrinti URL adresą. Ir čia mes pamatysime, kad adresas, nors turėtų būti airbaltic.com ten arba .eu ar kažkaip panašiai, nieko panašaus, tai yra kas.ugel06.e. Tai tikrai AirBalticas nesiūs iš tokio adreso ir neturės patalpinės puslapio savo tokiame negražiame domene. Faktas, kad tai yra tiesiog apsimetėliai ir kartais tai būna akivaizdus dalykas, kartais yra naudojamas, pavyzdžiui, gali būti kaip pavyzdys, gali būti naudojamas airbaltic.com, jeigu yra tai oficialus, o sukčiai paima ir pakeičia AirBaltic, vietoj I raidelės vėl rašo L raidę ir jums iš išvaizdos vėlgi atrodo labai panašu, bet tai yra iš tikrųjų apsimetėliai. Ir tik atidarius jo svetainę, nors išvaizda svetainės yra tokia pati, tai čia kas liečia LinkedIną, Facebookas, bankus prisijungimus, ką mes kaip vartotojas turėtume padaryti iš karto, tai yra pasižiūrėti, ar šitas adresas, domenas sutampa su tuo, kur jūs norit nueiti, nes čia kaip pavyzdys yra LinkedInas, čia nieko bendro su LinkedInu nėra. Ir netgi iš karto naršikliai įspėja, kad čionais nėra saugumo sertifikato. Toks įdomus dalykas, bet, pavyzdžiui, čionais naršyklė neįspėjo, nes šitam domenui buvo nupirkta apsauga ir tai yra neva tai pagal naršyklę, tai yra saugi svetainė, tačiau, iš tikrųjų, taip nėra. Tai kaip apsisaugoti, tai yra, kaip ir minėjau, įdėmiai tikrinti adresą ir galima dar irgi pasinaudoti nacionalinio kibernetinio saugumo centro turimą įrankio ir pasinaudoti DNS užkardą, tai nuėję į nksc.lt/užkardą galite pasižiūrėti, kaip visą tai veikia. Ten yra instrukcijos pateiktos, įrankis nemokamas, tikrai galite naudotis ir čionais yra tiesiog blokuojamos tos svetainės ir net jeigu ir paspausit kažkokią, sakykime, blogą nuorodą, bet būtent šis įrankis užblokuos ir neleis jums atidaryti, jos taip nesivesit savo domenų. Tai tikrai patiriu šito įrankiu pasinaudoti. Dabar čia toks irgi daugiau gal patarimas, tai yra spam laiškai visokie, kur esate užsiregistravę kažkada naujienlaiškiams, bet tiesiog kuo daugiau naujienlaiškių gaunat, tuo iš tikrųjų ta jūsų pašto dėžutė yra pilnesnė, ir tuo greičiau jūs skaitot pas mailus. Ir beskaitant tai gali būti kažkoks mažiau atidumo naudojate, ir kartais galite pasimauti, nes toje tiesiog daugybė elektroninių laiškų gali kažkas apsimetinėti Netflix, Dropbox, kitais paslaugų tiekėjais. Tai mano gal patarimas tiesiog yra stengti laikyti pašto dėžutę kaip įmanoma švaresnė, ypač jeigu tai yra darbinė pašto dėžutė, tai stengtis nesubscribinti ten į kairę į dešinę, ypač ten kažkokių galbūt vietinių, nežinau, pardavėjų vadinkim, ar paslaugų tiekėjų, kur yra didesnė tikimybė, kad nutekės tos duomenų bazės ir tada jau jūsų emailas atsidurs piktavalių rankose ir bus išnaudotas. Tai tiesiog kuo mažiau mailų gaunat, tuo atidžiau skaitot, tuo mažesnė tikimybė
pasimauti. Bet kągi daryti, jeigu jūsų paskyrą ir kas vyksta, kai jūsų paskyrą nulaužia, ne? Tai dažniausiai nėra daromi kažkokie skuboti veiksmai, jeigu ypač kalba eina apie darbinį elektroninį paštą. Tai dažniausiai visi laiškai būna padaromas forwardas į sukčiaus elektroninį paštą. Tai vadinasi, jūsų visi gauti laiškai taip pat keliauja ir po sukčio. Ir jie dažniausiai kantriai tiesiog stebi ir laukia to momento, kai bus gautas koks nors geresnis laiškas. Kaip pavyzdžiui, jūs gausite kažkokią sąskaitą faktūrą, kurią turėsite apmokėti, ne, iš tikro tiekėjo elektroniniu paštu, tada jau sukčiai gali imtis veiksmų, ne, ir perimti vadinamas susirašinėjimą su jumis, apsimesti jūsų klientų partnerių ir taip toliau ir sakyti, pasikeitė mūsų banko sąskaita, dabar į tą tikrą sąskaitą, ne, kurį jūs gavot, sakykime, perveskite pinigus, bet jau naują. Tai, aišku, kitas dalykas blogas, tai jeigu pamatys, kad jūs tų sąskaitų negaunat ir nieko čia įdomaus pas jūs iš principo nėra, kuo galima pasinaudoti, tai galbūt tada iš jūsų paskyros bandys siūsti laiškus, ne, kaip ir buvau prieš tai minėjęs, apsimes jumis ir pradės bendrauti su jūsų partneriais ir bandys iš jų, tarkim, išvalioti prisijungimus, kur gauti jau prie jų sistemos. Tai yra ganėtinai pavojinga ir kartais netaip iš tikrųjų lengva pastebėti, kad jūs kažką blogai padarėt ir jūsų paskyra nulaužta. Bet jeigu jau pastebėjot, tai jūsų veiksmai tai yra, aišku, būtina pasikeisti iškart slaptažodį, išjungti internetą ir išjungti įrenginį, tai čia jau kai yra desperacija galbūt, ne, bet visada, bet kokiais klausimais iš tikrųjų pagelbės jūsų IT skyrius, arba jeigu neturite IT skyriaus, esate kaip asmuo, ne, tai tiesiog kreiptis į specialistus, kurie pagelbės šitoje vietoje ir pagelbės atgauti jūsų paskyrą, sutvarkys, kad jūsų viskas būtų tvarkingai, įvertinti situaciją, ne, daugiau nėra pakenkta įrenginiui jūsų paskyrą ir taip toliau. Tai kalbant apie slaptažodžius, tai iš tikrųjų tas vadinamos slaptažodžio atakos yra labai paplitusios ir nuo ten iš principo prasideda. Tai tipiniai atakos metodai yra password spray, kai yra tas pats slaptažodis naudojamas keliose sistemose. Tai reiškia, mums iš principo užtenka vienoje vietoje paslysti, ne, tarkim, jeigu mes suvedam, nežinau, savo Dropbox'o prisijungimo, vartotojo prisijungimo ir slaptažodį, bet jeigu mes, tarkim, naudojame tą patį ir darbe slaptažodį, tai yra labai didelė rizika. Arba jeigu mes jungiamės prie kažkokio paslaugos tiekėjo su slaptažodžiu ir principo visų kitur ir lygiai taip pat naudojame tą patį slaptažodį. Ir tas paslaugos tiekėjas prarado savo duomenų bazę ir sukčiai prieina prie jūsų to sistemoje naudoto slaptažodžio, jį gali perpanaudoti. Ne? Tai ypač jeigu prie tų sistemų jungiate su savo mailu ir passwordu to pačiu. Ne? Tai vadinasi, automatiškai jau ir prie Gmail'o turit prieigą. Ne? Ir tada tiesiog bandoma tikrinami su to pačiu mailu, tikrinamos skirtingos sistemos ir tiesiog bandoma prisijungti. Tai yra ganėtinai paprasta, bet efektyvu. Žodyno atakos, kai yra žinomas jūsų mailas, tačiau nežinomas slaptažodis, tai daugiau galbūt galioja senesnėm sistemom, kai yra tiesiog bandoma atspėti tą slaptažodį, vedant žodynę esančius žodžius. Taip pat yra pasitelkiami top slaptažodžiai. Kitas būdas atspėti, tai yra naudojantis kažkokią papildomą informaciją, tai kur jūs dirbat, šeimos narių vardai, augintinių vardai ir taip toliau. Tai socialiniai tinklai yra tikrai paplitę, visi
praktiškai visi turi ten paskyras, ne, daug kas kelia nuotraukas, ten aprašo, aš esu ten su šuniuku, kurio vardas toks ir toks, ne, ir tada iš principo jau galima bandyti atspėti, nes daug žmonių tikrai naudoja tokius labai paprastus slaptažodžius, kad būtų lengva įsiminti, tačiau tai yra baisiai nesaugu. Ir aišku, kartais gali turėti labai gerą slaptažodį, tačiau kai yra visos duomenų bazės nutekėjimai su jūsų slaptažodžiais, tai čia jau nieko nepadarys ir tiesiog čia jau reikia atsekti informaciją, jeigu išgirstat, kad, nežinau, ten naudojatės kažkam tiekėjo paslaugom ir jisai yra sukompromituotas ir jo duomenų bazė jo kažkur tai iškeliavo, reikia pasikeisti slaptažodį, ypač jeigu jūs perpanaudojat. Tai čia toks linksmesnis slaidas, kai apžvelgiam top slaptažodžius pasaulyje. Čia turbūt daugiau gal Amerikoje kokie yra naudojami, tai čia, bet manau, kad ir visam pasaulyje tas 1, 2, 3, 4, 5, 6 slaptažodis yra vienas iš populiaresnių. Tai aišku skaičiai, slaptažodis pavadinimas password, tokie žodžiai įvairūs, keiksmažodžiai netgi. Iš tikrųjų, tai yra tikrai populiarūs, jie yra naudojami ir tokių kombinacijų iš tikrųjų reikėtų vengti. Tai jeigu matot, nesvarbu prie kokios sistemos, kad naudojat kažkurį tai iš to passwordo, pasikeiskit būtinai. Ir viena kabinetinė irgi įmonė Lietuvoje atliko apklausą ir buvo išrinkti top 20 populiariausius slaptažodžius Lietuvoje. Tai vėlgi, numeris 1, tas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Bet irgi yra ir visokių, nesakysiu Lietuva, labas 1, 2, 3, nežinau, ten ruduo 2023 ir panašus, tai yra labai lengvi atspėti ir net be kažkokių ypatingų priemonių, jeigu kažkas bandys įsilaužti ir turės norą, tikrai gali atspėti. Tai čia tokia iliustracija galbūt dabar jau nebėra visiškai aktuali, kadangi visą laiką tas greitis, per kiek galima įsilaužti, vis greitėjant procesams, gerėjant kompiuteriniai technikai, bet tiesiog pati logika, kad jeigu mes įvesim tik tais skaičius, atspėti, tai yra praktiškai tikrai nesudėtinga. Jeigu mes kalbėsim apie tik iš mažųjų raidžių kažkokį žodį, ar ne, tai vėlgi tai yra tikrai nesudėtinga. Ir ką aš siūlau, tai naudoti bent jau skaičius, didžiosios ir mažosios raidės, o jeigu dar įterptumėte ir simbolį, tai būtų puiku ir naudoti bent 12 reikėtų simbolių slaptažodį, tai tikrai pagerintumėte savo saugumo lygį. Ir čia galite dar irgi pasitikrinti karts nuo karto have been found yra puslapis, kur suvedę savo elektroninio pašto adresą jūs pamatysit, ar yra kažkokie buvo nutekėjimai tų sistemų, kuriuose jūs naudojate savo elektroninį paštą, tai tarkim, nežinau, ten visokie MySpace'ai ar ne, dar iš anksčiau būdavo, tikrai daug yra tų nutekėjimų buvę, tai kas nuo karto tikrai galite pasitikrinti ir tiek savo asmeninį, tiek savo darbinį elektroninį paštą ir pasižiūrėti. Jeigu matot, kad ten buvo nutekėjimas, tai reiškia, tas slaptažodis jau yra išėjęs iš tos įmonės įstaigos ribų ir iš principo arba gali būti perskaitytas, jeigu ten nebuvo panaudota enkriptinimas, tai tikrai gali pasinaudoti. O ką tokiu atveju daryti, jeigu suradot, kad yra buvę nutekėjimų, tai tiesiog pakeisti slaptažodį ir nenaudoti to slaptažodžio, kurį naudojate toje sistemoje.
Ir iš principo, kokius slaptažodžių nenaudoti, tai yra, kad jie nepasikartotų. Iš principo, būtų gerai, kad naudotumėte kiekvienoje sistemoje vis skirtingą slaptažodį. Tokių labai paprastų, kur įeitų jūsų vardas ar kažkokia kita susijusi informacija, kaip jūsų žmonos vardas, vaikų vardai ir taip toliau. Žodžiai ir frazės, kurie turi logiką, ta prasme, nenaudoti, nežinau, ten stalas 1, 2, 3, ne tokių paprastų, kur žodyno pagalba mes galėtume iš principo atspėti. Tai faktas, kad top slaptažodžių ir tikrai verta ilginti slaptažodžius ir įvesti daugiau negu 12 simbolių. Jeigu yra sunku atsiminti ir galvojat, kaip čia dabar kiekvienoje sistemoje vis skirtinga slaptažodį turėti, tai yra puikios sistemos, taip vadinamos saugyklos arba generatoriai. Tai tas pats lietuvių NordPassas, LastPassas, OnePasswordas ir taip toliau. Tikrai eilė sistemų, kurių pagalba iš principo mes įsiminam vieną master passwordą, kuris galbūt būna biškai ilgesnis, tačiau tuomet mums nebereikia prisiminti, nes tie slaptažodžiai yra saugomi tenai, tai yra pakankamai tikrai saugu, daug saugiau iš tikrųjų negu tiesiog naudoti tą patį slaptažodį visose vietose sistemose, tai tikrai paturiu tai naudoti ir žinoma naudoti dvigubą autentifikaciją ten, kur ją galima jungti. Kas yra dvigubo autentifikacija? Tai yra iš principo, kai jūs patvirtinat SMS-ų, skambučio, aplikaciją ar kitaip savo tapatybę, kai suvedat slaptažodį, savo vardą ir slaptažodį ir yra paprašoma papildomai patvirtinti. Tai čia rekomenduoju naudoti arba aplikaciją, tai yra pavyzdžiui Microsoft Authenticator, Google turi savo sprendimus, arba biometrinius sprendimus. Tai, pavyzdžiui, tas pats Windows Hello, arba Face ID, FIDO 2 keyus yra atskiras USB įrenginukas, kuris padeda tai patvirtinti. Nes SMS-as ir skambutis yra gerai, bet tuos dalykus vis tiek galima apgauti ir iš tikrųjų aplikacija ir tie biometriniai duomenys FIDO yra tikrai, FIDO keyus iš viso yra apsaugoti 99,99 atveju, skaičiu gal net daugiau, tai lengva pakankamai naudoti, nėra brangus, jisai aišku atsiranda toks rizikos faktorius, kad galite pamesti tą USB raktą ir tuomet nepavyks prisijungti, bet yra galimybės tada turėti juos galbūt 2, nekainuoja nuo 20, 30 iki 50 eurų, priklauso nuo modifikacijos. Sąlyginai nėra brangu, norint išlaikyti jūsų duomenis saugius. Tai verta investuoti, sakyčiau, tiek įmonėms, tiek ir net ir asmeniniam naudojimui. Link ko eina viskas? Link to, kad ateityje turbūt nebenaudosim passwordo, o naudosim būtent tą dvigubą autentifikaciją. Ir jau dabar, sakykime, kartais ir tas pats Microsoftas, tiek Facebookas, mačiau, irgi naudoja būtent antro lygio tą autentifikaciją, kai tiesiog yra suvedamas kažkoks kodukas, reikia įrašyti. Tai yra daug saugiau negu tas passwordas, nes jeigu nėra passwordo, tai nėra ir kam nutekėti, tai čia toks, manau, ateityje link to mes ir eisime. Ir kenkėjiška programinė įranga, tai bet kokia programinė įranga, kuri iš principo turi kenkėjiškų tikslų, nesvarbu kokie jie, ar pavogti jūsų duomenis, ar naudotis jūsų resursais turimais kompiuteriu, ar ten kasti kripto, ar nežinau, anksčiau būdavo rodyti reklamas, ar ne. Tai yra vienintelis būdas, tai yra siųstis aplikacijas, dėktis jas tik iš oficialių svetainių, ar jeigu tai yra mobilusis įrenginys tik iš Google Store ar Apple Store,
stebėti, nes kartais ir tenais pasitaiko aplikacijų, kurios yra nesaugios. Tai jo, kaip ir minėjau, yra skirtingi tipai, ne? Vienas renka, kitos bando pavaizduoti jūsų reklamas. Tas pats ir ransomware'as yra, kur uženkriptina jūsų kompiuterį ir prašo išpirkos. Ne? Tai čia minusas tas, kad iš principo jeigu neteisingai yra padarytas IT ūkis, tai vienas vartotojas gali užkrėsti ir kitus, tai per vieną, sakykime, landą gali visą įmonę nukentėti, tai čia reikia labai atidžiai žiūrėti, ką spaudžiat, kokius attachmentus, kokią programinę įrangą bandot įsidiegti. Kaip nuo to apsisaugoti, tai faktas diegtis atnaujinimus, tiek pačių aplikacijų, tiek sistemų, tiek mobilieji įrenginiai, jeigu jums šoka lentelę ir siūlo atsinaujinti, tai neatidėkit. Atsinaujinkit, tai yra svarbu, iš tikrųjų tai yra susijęs su saugumo spragom ir manau, kad tikrai labai daug galite išvengti problemų, jeigu jūs turėsite atnaujintą įrangą, kartais įranga sensta, jos nebegauna saugumo spragų, tai čia irgi verta pagalvoti, tarkim, naujo įrenginio įsigijimą, kalbant, pavyzdžiui, apie mobiliuosius, ar ne, kad, tarkim, kas 5 metus atsinaujinti, nesvarbu, kad kaip ir veikia dar, bet tai nėra visiškai jau saugus, nes gali išnaudoti, nes tiesiog gamintojas nebepadaro saugumo atnaujinimų. Tai atsisiųsti aplikacijas iš oficialių svetainių šaltinių, naudoti atblokus, patariama, įtraukti nuorodą. Kalbant dar apie tokį bendrąjį saugumą, tai labai rekomenduoju tiek Windows'ams, tiek MacOS'am, kas turite įrenginius, įsijungti BitLockerį arba FileVault'ą MacOS, nes taip jūs užšifruosit standųjį diską ir iš principo net jeigu jums pavogs kompiuterį arba pamesit, nežinau, reikės išmesti, tai to kieto disko nepanaudos ir duomenys bus saugus, tai niekas negalės pasinaudoti jūsų. Ir duomenimis nėra jokio šaltinio poveikio, tai reiškia, kompiuteris visiškai nesulėtėja ir nieko nepajausit, išskyrus, kad būsit apsisaugoję. Kalbant apie viešą Wi-Fi tinklą, tai irgi čia yra tokia, kaip ir saugumo spraga, kad galbūt dabar šiais laikais, kai Lietuvoje, Europos Sąjungoje mes iš tikrųjų turim puikius duomenų paketus, dažnai jau neribotą duomenų kiekį, tai bet išvykus iš Europos Sąjungos, mes vis dar susiduriam, kad tas mobilusis internetas yra ganėtinai brangus ir mes bandom prisijungti prie Wi-Fi nemokamą. Tai ypač ten kažkokiuose prekybos centruose reikėtų labai labai atsargiai tai daryti, nes gali sukčius apsimesti, tarkim, kažkokio prekybcentrio viešuo interneto ryšiu, jisai suvestų tiesiog, galima sukurti tokį pat pavadinimą kaip ir to prekybos centro. Ir tiesiog, kadangi, pavyzdžiui, sėdės šalia jūsų, turės siųstuvą, tai mobilusis įrenginys tiesiog jungiasi prie to tinklo, kuris veikia geriausiai. Ar ne, prie to šaltinio, kuris veikia geriausiai, greičiausiai, tai jūs automatiškai tada prisijungsit prie to nesaugaus tinklo ir kai jau prisijungiat ir veda duomenis, tai duomenis dažniausiai nėra enkriptinti. Tai tarkim, veda savo slaptažodį, vadinasi, sukčius iš principo jisai mato, ką jūs sutaipinat kokį slaptažodį, nes tie duomenys keliauja nesaugiai. Tai ką daryti tokiu atveju, tai tiesiog, aišku, vengti. Jeigu jau neišeina bandyti nevesti jautrios informacijos, jeigu jūs, tarkim, prisijungiat prekybos centre prie Wi-Fi ir
tarkim, atsidarot Facebooką, nieko blogo turbūt ir nenutiks. Darot kažkokį skambutį, turbūt irgi ne, bet jungtis prie banko aš tikrai nesijungčiau. Jeigu naudojat VPN, tada yra kita kalba, tai kalbėjom apie, yra tikrai puikus ir lietuviai, kurie padarė NordVPN, Surfsharkas, ar ne, ir kiti VPN tiekėjai, kur už pakankamai nedidelį mokestį tikrai galite naudotis ir tokiu atveju net ir jungiantis prie viešo Wi-Fi tinklo, tie duomenys jūsų, kurie yra siunčiami, jie yra enkriptinti. Vadinasi, nebus galima panaudoti jų. Tai yra, vadinasi, visiškai saugu. Ir žinoma, geriausia tai tiesiog naudotis mobiliaisiais įrenginiais, jais pasišėrinti su draugu, kolega ar kitų žmogum, kuriam reikia interneto, ne, tai jeigu turit, tai yra labai saugiau. Tai rezumė, naudoti dvigubą identifikaciją visur, kur tai galima, jeigu negalima, tai bent jau slaptažodį tada susistiprinti, diegtis aplikacijas iš oficialių ir jeigu galima nesinaudoti ten įvairiom linkomanijom ir kitais ten torrentais, tai gali būti pavojinga. Atidžiai vertinti jūsų gaunamus elektroninius laiškus, neskubėti imtis veiksmų, geriau ramiai perskaityti, pergalvoti, neskubėti. Svarbiausia čia yra neskubėti, diegti atnaujinimus tiek pačių aplikacijų, tiek sistemų operacinių. Šifruoti standųjį diską, turbūt irgi nemokamas geras patarimas. Ir svarbiausia, daryti atsarginės kopijas failų, kurie jums yra svarbus. Ir nepasitikėti tiek, sakykime, nelaikyti, kaip sako, ten kiaušinių viename krepšyje, ne, tai jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, kažkas labai jautrią informaciją arba tą info, kuri būtų gaila prarasti, tai gali būti netgi ir nuotraukos, ne, tai naudoti keli šaltinius. Naudoti kažkokį išorinį diską ir taip pat public providerį, tarkim, Google Drive ar tai Microsoft OneDrive, ne, kaip kopiją išlaikyti, nes, nesame visi saugus, reikia, gali bet kas atsitikti, gali kompiuteris sugesti, tai technika sugesti, gali kažkas mūsų slaptažodį pavogti, nulykinti, ne, ir taip mes prarasim tos duomenys, tai apsidrausti ir turėti keliose vietose. Čia kalba ne tik apie, kaip minėjau, įmonės, bet ir apie asmeninį naudojimo dalykus. Tai pabaigai gal, jeigu turite klausimų, yra questions and answers skiltis, taip pat galite susisiekti su mumis elektroniniu paštu arba mūsų svetainėje, tiesiog užpildyti užklausos formą ir mes su jumis susisieksime. Taip, tai ar turite klausimų, kuriuos galėčiau dabar atsakyti? Jeigu ne, matau, klausimų kaip ir nėra, tai turbūt tada šiai dienai tiek. Ir dėkui, kad žiūrėjot. Sėkmės. Gražios dienos. Iki.